Džiugu būti Dievo namuose kartu su jumis šį rytą. Daug nieko čia nekalbėsiu, tiesiog noriu paminėti, kad turim šiandien svečių, nuostabius Dievo žmonės, tarnus, tarnaujančius jo karalystėje. Ir norėsiu pakviesti Nerijų, bet atsimenu, kai dėjau savo pirmus žingsnius tikėjime, teko keletą kartų išgirsti Nerijaus liudijimą ir dalyvauti, sakykime, šlovinant Dievą kartu. Tada dar labai slėpiausi, kad esu liktais tikintis, slėpiau tas ašaras, kurios kaupėsi, bet labai, sakykime, giliai įstrigo į atmintį visą tai, ką kalbėjai ir tas tyrumas šlovinant viešpatį. Tad labai džiugu tave matyti čia ir pakvieskim kartu Nerijų. Paminėsiu, kad Nerijus tarnauja kalėjimuose ir su žmona Zita maldos namuose tarnauja, taip? Taigi, linkėjimai jums iš Alytaus. Tikrųjų, džiaugiuosi čia būdamas, taip šiltai, net atrodo, kaip namuose pasijaučiau. Ir Darius paprašė manęs paliudyti, bet aš pabandysiu tokią pynę padaryti, nes labai mėgstu bendrauti su žmonėm. Taigi, mano vardas yra Nerijus, man 48 metai ir tikrą gyvenimą, dvasių ir tiesoj gyvenu 18 metai. Taigi, pusę savo gyvenimo praleidau kituose dalykuose. Apie tai ir pagėdosiu. Visi žino Šreko aleliuja turbūt, ne? Nu, tai reiškia, bus paprasta. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina daugumas tautų, ieškojau savo laimės žemėje aš. O tau taip nebuvo? Laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. Aleliuja. Mes šlovinam tave. Aleliuja. 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 Žodis mano širdyje liepsnoja, uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Todėl palieku tamsą ir šviesa prie Jėzaus atveda mane. Keliu rankas ir giedu Aleliuja. Aleliuja. Всем сердцем я, Господь, Ты искупил меня, и этой песней славлю я Тебя. Ты искупил и оправдал, искупил и оправдал, надежду в мире радость дал, поем душа и сердце, Аллилуйя, Аллилуйя. Нашловим Тебя.
17 metų viešpats rado mane kalėjimo kameroj. Turėjau prieš akis dar kokius 5 metus turbūt. Ir mano planas tikrai nebuvo sekti juo. Mano planas buvo tapti didžiausiu iš didžiausių nusikaltėlių. Bet viešpats matė mano širdį. Viešpats kaip ir kiekvienam iš jūsų turi kelią, turi planą, turi kitokį gyvenimą, negu tu įsivaizduoji. Paruošęs tau pilną dovanų, pilną talentų, kuriuos galbūt esi užkasęs, bet jis juos atras kartu su tavim, jis prikels, nuritins akmenis ir suteiks tau, ko trokšta tavo širdis. Taigi kalėjimo kamera, didelė, daug žmonių, 20 gal koks triukšmas, 3-4 televizoriai, radijo imtuvai, visi skirtingais kanalais, kiekvienam tarpe kažkoks atskiras gyvenimas vyksta. Ir visame šitame chaose, beskaitydamas vieną tokią paprastą brošiūrėlę, kažkas žino Lesterį Samralą, ne? Ir tokia buvo serija knygelių, žmogus, siela, dvasia, kūnas, ne? Jo. Aleliuja. Mane labai sužavėjo tai, kad aš atradau panašumą į Dievą. Dievas yra 3 ir žmogus yra kūne, turi sielą ir yra dvasia, taip pat 3. Vau, koks panašumas. Ir tai mane užvedė ant kelio skaityti, ieškoti, susiliesti arčiau. Ir pabaigoje, kai buvo galvos malda, aš ją taip pat perskaičiau kaip bendrinį informaciją, net nesuvokiau, nes pirmą kartą gyvenime mačiau tokį dalyką. Ir kas skaitė ten, yra tokie žodžiai. Sako, jeigu tu nuoširdžiai meldeisi šitą maldą, atgailos maldą, sako, Jėzus Kristus, Dievo sūnus, atėjo į tavo širdį, atėjo į tavo gyvenimą, paėmė į savo rankas ir tapo jo viešpats. Ir tada mano protė užvirė kova. Tas kažkas mano viduj sako, Neriau, stop, tu protingas, išsilavinęs žmogus. Jokio Dievo nėra. Tai tik tai bobučių, invalidų ir vaikų reikalas. Kitaip tariant, etiketė tie, kurie negali savim pasirūpinti. Bet tugi gali. Ir praėjai Afganistanus, praėjai karus, reiškia, praėjai ligas, marus, praėjai bendras zonas, ligoninės, komas ir kokio ten tik nebuvo visokių dalykų. Ir galvoju, wow, jo, o čia tai aš kietas. Ir staiga tas pats ramus balsas atsistoja šalia, sako, tu gyvas, nes aš visuomet buvau šalia. Nes aš visada laikiau tave savo rankoje. Nes aš norėjau, kad tu ateitum į šitą valandą ir sakytum, Jėzus yra viešpats. Jėzus yra gelbėtojas. Jėzus yra gyvenimas. Jėzus yra viltis kiekvienam. Kur tu bebūtum paklydęs ar nukreipęs savo žingsnius, nėra tokios vietos, iš kuris negalėtų tavęs parvesti. Ir tai, kas palėtė mano širdį, sugriovė visus mano argumentus. Ir mano širdis užgiedojo. Kas pavers tavo rūškaną rytą į svaiginančiai smagų šokį, kas tau leis prisiglaus prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki, kas išplėš iš tamsios vienumos ir ištars, tu labai reikalingas, kas lyg paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtum laimingas. Hey! Niekada nepaliks, kur jūsų rankos, bus šalia, nuolat klumpantį duos mes ir mokys, gal skaudės, bet bus skausmas kitoks, patikėk kitoks, Jėzaus meilė pakels į kitokią. Kas pavers tavo rūškaną rytą į svaiginančiai smagų šokį, kas tau leis prisiglaust
Paprasčiausiai, kad būtum laimingas. Niekada nepaliks. Bus šalia. Patikos, nesimokys, gal skaudės, kad bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Niekada nepaliks. Bus šalia. Nuolat klūpantį tuos ves ir mokys. Gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Jėzaus meilė pakels į kitokią. Aš paliečiau savo skruostus ir aptikau, kad jame eis bėga ašaros. Galvoju, geras. 10 metų nebuvo tokio reiškinio, juk vyrui gėda verkti. Juk vyrui tai silpnumo ženklas. Bet koks buvo palengvėjimas dėl šito stebuklo. Aš supratau, kad tai realu, kad tai tikra. Kad Dievas iš tiesų yra, jis atėjo į mano širdį. Jis pripildė. Visi mano planai apie nusikaltėlio karjerą išgaravo kaip dūmas, kaip rytinis rūkas. Galvoju, ačiū tau, Jėzau! Supratau, koks velnias yra melagis. Velnias yra melagis. Velnias yra melagis. Jėzus yra gyvenimas. Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Aleliuja. Aleliuja. Širdį užlėjo ramybė. Vau, koks buvo, kaip dabar jausmas. Aleliuja. Aleliuja. Dievas čia, Dievas geras. Bet žinot, pirmi tokie stebuklai, kurie prasidėjo, tai man pačiam buvo stebuklas, kai aš taiga pradėjau girdėti, ką aš kalbu, kaip aš kalbu. Nežinau, daug kas iš jūsų turbūt nebuvo kalėjime, bet tie, kas turėjo bendravimą ar pokalbį, ypatingai iš to posovietinio viso judėjimo, mes kalbėdavom devynaukščiais tokiais, keiksmažodžių, žargonų, ten 9 nesuprantami žodžiai, bet labai reikšmingi ir svarbę paskirtį perduodantis ir vienas lietuviškas. Ir man iš tikrųjų buvo stebuklas. Stebuklas, kad aš pradėjau girdėti tai, ką kalbu. Dar po kelių dienų aš pradėjau pagauti tuos žodžius savo burnoje. Kažkas tai padėjo man suvaldyti liežuvį prieš tai, kaip mintys spėdavo išversti viską į lietuvių kalbą ir pasakyti taip, kaip reikia. Ir tai man buvo stebuklas, tai buvo milžiniškas perversmas mano viduje. Aš vėl prisiminiau poeziją, vėl prisiminiau eilėraščius, vėl prisiminiau giesmes. Vėl mano viduje atsivėrė gyvenimo versmės šaltiniai. Taigi aš sugiedosiu dabar rusiškai apie tą momentą, kai sėdžiu savo kalėjimo kameroje ant savo lovos, turiu prieš save Šventą raštą, Naują testamentą. Кто-то неслышно идет, кто-то незримо парит. Это пришел мой Господь, сердцем моим говорит. Чудные мысли, слава, в сердце, как песня, звучат, и раздается хвала. Пусть мне уже не задержать. Я
серце создал. Бог всемогущий, благой, и мне свидетельство дал, что я навеки Его. Силовам вечным креста, и я искуплен, спасен кровью Иисуса Христа. Я навеки Его, стал я Богу родным. Я навеки, я навеки Его запечатлен Духом Святым. Я навеки Его, стал я Богу родным. Запечатлен Духом Святым, запечатлен Духом Святым, запечатлен Духом. Лужа полно дошкантай двоса, запечатлен Духом Святым. Я навеки Его, я навеки Его. Gyvenimą. Nesėdėjau aš tų 5 metų. Išėjau lygiai po 3. Išėjau ir iš karto norėjau grįžti atgal. Nesupratau, kiek dar sudužusių širdžių, kiek dar suardytų gyvenimų aš palikau ten. Sakau, Dieve, jei tik įmanoma, leisk man pareiti. Ir 2003 metais atsivėrė duris į Alytaus pataisos namus, tada buvo griežto režimo pataisos darbų kolonija. Ir štai iki šios dienos prasidėjo viskas nuo karto į savaitę, dabar einu po 2, po 3 kartus į savaitę. Yra reabilitacinis būrys, kuriame yra 40 žmonių su drausminė grupė
iš kurių 30 yra mūsų broliai, jo 14 mes pakrikštijom čia gal prieš porą savaičių. ir noriu tik dadurti, kad Dievas žino tavo svajones, žino tavo troškimus ir jis ras laiką ir būdą. Tai yra jo jėgoms. Tai išpildyti ir tave nuvesti ten, kur trokšta tavo širdis. Artuma, buveinė tu manoji į tave, savo širdį keliu. Dieve tau, aš už tai dėkoju, ką turiu ir ko neturiu. Artuma, manoji buveinė, nepaleisk tu mano širdies. Audrose gyvenimo laivas randa kelią dėl tavo žvaigždės. Kai keliai pasidaro klaidus, tu mane į liktąją vedi. Tėve tu, vienas man atleidi, vienas tu esi su manimi. Artuma, artuma, manoji buveinė, nepaleisk tu mano širdie. Plukdomus gyvenimo laivas, nuo bedugnės ligi žvaigždės. Meilė ir vienatvei lydytų, kai labai skaudu. Sugrįžtu į buveinę mudviejų, skausmą čia į džiaugsmą keičiu. Artuma, manoji buveinė, nepaleisk tu mano širdie. Plukdomus gyvenimo laivas, nuo bedugnės ligi žvaigždės. Visi artuma, manoji buveinė, audrose gyvenimo laivas randa kelią dėl tavo žvaigždės. Pakartoja. Artuma, manoji buveinė, nepaleisk tu mano širdie. Plukdomus gyvenimo laivas, nuo bedugnės ligi žvaigždės. Nuo bedugnės ligi žvaigždės. Nuo bedugnės ligi žvaigždės. Visi na 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 na.
širdies audrose. Gyvenimo laivas randa kelią dėl tavo žvaigždės.